Neekspertai.lt. Autoriniai straipsniai, įžvalgos, komentarai. Neekspertai.lt. Tinklalapis sporto fanams. Sveiki visi, pradedam mūsų eros pabaigos pradžios tinklalaidę. Ko gero paskutinį kartą, niekada sako nesakyk niekada, bet artimiausiu metu negirdėsite mūsų YouTube kanale. Tai šiandien aš, Vainius ir Justinas padarysim simbolinį paskutinį atsisveikinimo podcastą. Deja, taip yra, bet kai kurie išplaukia į platesnius vandenis iš Neekspertų įlankos, palieka Neekspertų uostą ir išplaukia į atvirą vandenyną, kur plaukia visokie rykliai, didelė žuvys, didžiulė konkurencija, bet yra kaip yra. Tai ką, pradedam mūsų podcastą. Sveikas, Vainiau, kokios nuotaikos? Šiandien oras už lango panašus kaip ir aš jaučiuosi, lyja, šalta, žvarbus oras. Na taip, net nesinori lysti iš namų. Mes įrašinėjame prieš pat ketvirtadienis dabar yra, prieš pat Eurolygos startą. Vasara praėjo ir ilgai lauktas sezonas jau čia. 18 komandų Eurolygoje, bet aš norėčiau pradėti ne nuo to. Vakar Žalgiris paleido savo naują dainą, naują himną, gal taip reiktų sakyti. Justinai, tu vis tiek toks melomanas, žinomas gerai ir turi savo nuomonę visada, tai kaip tau naujoji daina? Melomanas gal šiek tiek perspausta, bet tikrai mėgstu paklausyti sporto klubų himnus, muzikas. Tai kaip žinote, Olympiakoso himnas mano nuomonė yra pats geriausias. Bet vakar Žalgiris taip išleido, Justinas Jarutis, tą Žalgirio himną kaip iš giedro dangaus. Prieš pat sezoną tikrai nesitikėjau, kad bus išleistas, čia ko gero galima vadinti jau naujų himnų. Šitą dainą Žaliai balti dievai, nors ten apie dievus beveik nieko nėra kalbama toj dainoj. Bet vertinant tą dainą, aš suprantu, kodėl jinai tokio lėto tempo, tam, kad galėtų arena prisijungti prie dainos, žodžiai taip kirčiuoti, kad būtų lengviau skanduoti. Jeigu jinai būtų kokia nors labiau jarutiškesnė daina, tai tikrai netiktų paprastam žiūrovui, kuris nei klausos turi, nei balso turi, nespėtų jis nei prisijungti, ypač dar jeigu atėjęs iš baro, tai tuo labiau jam būtų sunku orientuotis. Tai aš suprantu, kodėl būtent tokia daina. Aišku, geriau negu nieko, gerai naujovės, nes žalia balta, hei, jau šiek tiek atsibodo. Kokios ten dar yra skanduotės, visi Kauno Žalgirio fanai, irgi tokia, ėjau. Reikia kažko naujo, kažkokio šviežumo, tai tą ir padarė Žalgiris. Gal pakalbėsim labiau būtent, kai paliesim Žalgirį, tai ir galėsim pakalbėti apie rekordinį biudžetą. Tai turbūt iš to rekordinio biudžeto ir Jaručiui nukapsėjo šiokie tokie pinigėliai, bet apie tai vėliau. Šiandien mes su Vainium darysim Eurolygos komandų reitingą. Jau turbūt galėjote internete rasti ne vieną reitingą, bet gerai, leidžiu tau, Vainiu, pasireikšti. Gal tai nebus labiau reitingas, bus tiesiog mūsų prognozė, kaip atrodys komandų išsidėstinimas po reguliaraus sezono. Nėra, kad tai visiškai bus tas power rankingas, bet toks labiau spėjimas. Galim tada gal ir pradėti nuo 18 vietos dugne, bent jau mano sąraše, turbūt ir tavo, murkdosi Berlyno Alba. Visiškai tau pritariu, pilna burna žvyro tiesiog nuo Albos burnoj. Kasmet dugne turškėsi, tasosi, nežinau, murkdosi, vien žvyras aplink, nieko Alba nesugeba padaryti kasmet ir manau, kad šiemet jinai bus dar silpnesnė, paleido savo lyderį Johanesą Tymaną. Nesakyčiau, kad sustiprėjo ko nors, man asmeniškai Alba atrodo labai silpnai ir čia, manau, praktiškai garantuota paskutinė vieta. Nežinau, kas turi atsitikti, kad Alba
nebūtų paskutinė, max 16 vieta, jeigu abi ten Prancūzijos komandos, koks Asvelis, Paryžius, dar blogiau žaistų, bet aš nematau šansų Albai aukščiau nei paskutinė ar prieš paskutinė vieta Eurolygos lentelėje. Metai iš metų Alba velkasi ten ir čia nebus nieko naujo. Iš tų papildymų, tai įdomiausias turbūt Trevijonas Williamsas bus. Išvyko Johannesas Timonas, kuris bus tikrai praradimas komandai. Bet iš esmės tai, metai iš metų braižas nesikeičia, yra ten tų jaunų žaidėjų, kurie gali išaugti, bet kažkokio veido ar kažkokio solidumo šitai komandai trūksta ir tikrai yra Eurocup klubų, kurie galėtų pakeisti ten koks Hapoelis ir aš tikrai nesutikčiau, kad apsikeistų vietomis su Alba Eurolygoje. Alba visą laiką garsėjo kaip klubas, kuris augina jaunimą, tai vien turbūt dėl to jinai yra Eurolygoje, bet aš nežinau, ar čia yra labai logiška, jeigu tu užsiemi tokia veikla, kaip ir vos nelabdaringa, atvažiuoja komandos ir pasiema tą pergalę. Aišku, pernai Žalgiris net ir to nesugebėjo padaryti ir kas sezono gale labai atsiliepė, bet šį sezoną kol kas Alba dar lieka Eurolygoje, kalbama, kad galimai kitą sezoną bus pokyčių, bet kol kas yra taip ir manau galim judėti prie 17 vietos, kur irgi kaip ir kasmet panašios komandos, manau, kad pas tave irgi bus panašiai. Čia aišku 16-17 vietos labai artimas variantas, bet pas mane vis tik yra Asvelis. Ant popieriaus gal jinai šiek tiek stipresnė nei Peris komanda Paryžiaus, bet nežinau, man Asvelis asmeniškai neimponuoja visiškai, surinktas vėl toksai įvairių žaidėjų kratinys, bet man Asvelis niekada nepatiko, ypač dėl to, kad dalina ilgalaikius kontraktus tokiem veteranam kaip Deividas Laitė, kuris yra 35 metų ir dar turi artėjančius kokius 3 metus kontraktą galiojantį. Nežinau, man Asvelio organizacija nei patinka, nei įdomu žiūrėti. Aišku, nauja arena, kas irgi šiek tiek pagyvina tas rungtynės, kai Asvelis žaidžia, bet jeigu Eurolygos savaitėje matau Asvelio rungtynės, tai jau nenorėčiau įsijungti. Pas mane Asvelis 16 vietoj aplenkė vis dėlto Parį, nes tikrai matėm, Perisas turėjo pasiūlymą iš Monako, bet atsisakė vykti ten ir liko Villerbane, tai tikrai bus vienas iš lyderių, manau. Kiti žaidėjai, gal netokie įdomus, yra Geoffrey Lavernas, legendinis, prisimenam iš Žalgirio. Treneris irgi nedaug girdėtas, nedaug patirties turintis, tai manau ir trinsis aplink lentelės dugną, dar išskirčiau Teo Maledoną, sugrįžtant iš NBA, kur tikrai gali iššauti krepšininkas. Tai tada galim judėti prie mano 17, o tavo 16 vietos, tai Eurolygos naujokai Paris Basketball. Eurocup palaimėję TJ Shortso vedami, dabar jau stos ir į kovą Eurolygoje. Papildė komandą Kevarijus Adjeisas bei nominalus turbūt vienas iš lyderių Maodolo. Tai Maodolo, sakyčiau, labai solidus naujokam papildymas. Kevarijus Adjeisas, matėm visokį Žalgiryje, daug kas keikėsi, daug kas bėdavojosi, žiūrėdami jo epizodus, bet pamatysime, kaip čia viskas bus. Aš Parį netikiu, man atrodo, kad visų pirma trenerio reiktų žymiai solidesnė, buvo Isalo. Tikrai geresnis variantas būtų negu Splitteris be patirties, tai nenustepčiau, kad ir keistųsi treneris sezono metu. Visiškai to pritariu, bet treneris išvyko į NBA, tai nelabai kaip ir buvo pasirinkimo
Tai teko rinktis iš to, kas buvo. Buvo kalbėti ir apie Kazį Maksvytį. Sezono metu tai girdėjau, kad Karolis Tiškevičius drąsų spėjimą darė, kad Kazys Maksvytis sezono metu taps kito Eurolygos klubo treneriu. Vienas iš tų variantų gali būti būtent pats Pary, jeigu būtų atleistas Tiago Splitteris. Bet kalbant apie Pary, tai lyderis visiškas TJ Shortsas sakė, kad turėjo pasiūlymų iš Eurolygos klubų, bet manau pasielgė labai protingai, likdamas Pary, kur turės gerą vaidmenį ir nominaliai galėtų iškelti savo vertę dar labiau. Ir jau turbūt kitą sezoną, jeigu Pary neliktų Eurolygoje, galėtų tada jau persikelti į kitą klubą. Daltonas Homesas irgi sugrįžo į Eurolygą, atsimenu, prieš kelias sezonus į Baskonijoje, tai išaudo, tai net ne labai prastai pasirodavo. Mikaelis Jantonenas irgi dar jaunas, 24 metų, man asmeniškai labai mėgstamas žaidėjas, ypač fantasy komandose, nes jisai irgi vienas iš lyderių ir Pary klube, ir Suomijos rinktinėje renka gerus skaičius, gali pelnyti taškų, atkovoti kamuolių. Tai manau, kad Jantonenas, TJ Shortsas ir Maudolo, kiti tikrai manau, kad gali aplenkti Albą, tikrai manau, gali aplenkti Asvelį, bet kad eitų toliau, tai labai mažai tikėtina. Ir mano 15 vietoj, jeigu galime į toliau, jeigu nieko neturiu apie Pary ką pridėti, mano 15 vietoj gal kiek žemai, bet labai susilpnėjęs po praeito sezono yra Tel Avivo Maccabi. Mano 15 vietoj Tel Avivo Maccabi. Kol kas panašu, kad jie dar nežais namuose. Tiksliai dabar nepasakysiu, kurioje šalyje, bet bent jau sezono pradžioje žais dar vis išvykose. Visiškai susilpnėjusi komanda, dėl karo grėsmės ekipą paliko Bonzi, Colsonas, Lorenzo Brownas, Veidas Baldvinas. Turbūt didžiausias papildymas Jordanas Lloydas iš Monako, bet man asmeniškai Lloydas tikrai nėra tas žmogus, kuris galėtų šitą ekipą traukti į priekį. Pats yra labai traumingas, aišku, smagu dėl Jokubaičio, kur jam numatomas nemažas vaidmuo ir neblogas kontraktas, arti 1,8 milijono berods. Taip pat iš Pietų Sudano papildė Venjanas Gabrielis, liko Romanas Sorkinas, Hasielis Rivera, Tamiras Blatas, Džonas Di Bartolomė, ir labai dabar kalbam pastarosiom dienom apie Omerą Majerį, 2006 metų gimimo jaunąjį talentą. Įdomu, ar jisai turės kažkokį vaidmenį, tikriausiai ne, bet vis tiek auga matyti naujasis talentas. Bet kaip ir sakiau, prognozuoju kitą sezoną Maccabiui 15 vietą Eurolygoje. Aš Maccabi turiu laipteliu aukščiau 14 vietą. Priklauso, kaip ir sakei, kokia Lloydo bus sportinė forma, o vienintelis turbūt smagus dalykas, dėl ko gali įsijungtas rungtynes tuščioje arenoje, tai Rokas Jokubaitis, kuris turės labai didelę rolę, tai bent jau atrodo dabar, ir labai džiugu dėl jo, kad galės gal ne stipriausiai Eurolygos komandai, bet vidutiniokiai tokioj būt svarbu žaidėjas. Gerai, pas mane 15 vietoj, aš manau, pas tave tai bus 14, yra Müncheno Bayernas. Atspėjai, visiškai atspėjai. Praėjęs sezonas nuvylė, buvo dar Laso už vairo tada, dabar pasikeitė treneris, atėjo Herbertas iš Vokietijos rinktinės. Atsimenam, kad tikrai solidžiai dirbo jis ten, bet klubiniam krepšiniui nelabai kas kokių pasiekimų yra užfiksavęs. Žaidėjai grįžo, Voigtmanas gali pridėti komandai. Irgi Lučičius, atsimenam, prieš porą sezonų buvo žvėris, dar kai Trinkieri treniravo Bayerną, bet dabar kažkaip sėdus toje formą ir priklausys, kaip jisai atrodys. Grįžo tas pats ir Oskaras Da Silva, kuris tikrai didesnį vaidmenį turės negu Barcelonai.
Gynėjų linijai, tai aišku, Šabazas Neiperas bus lyderis puolime, bet iš esmės tai nėra, kad labai patobulėjus komanda kažko būtų ir man šita yra šiek tiek aukštesnė į lentyną negu pirmos tos trys, kurias aptarėm, bet iš esmės nemanau, kad dėl įkrintamųjų kovos. Šiaip labai įdomu bus stebėti Gordy Herberto trenerio darbą. Aš bandau žvelgti šitoj Bayerno rinktiniai, Bayerno komandai panašumų su Vokietijos rinktinė. Tai čia, jeigu neklystu, 4 Vokietijos rinktinės žaidėjai, ar 5 netgi, Obstas, Gifajus, Da Silva, Voigtmanas. Tai 4 vis tik. Bet, nu, turbūt Šabazas Neiperas užims Šrioderio rolę šitoj komandoj. Franco Wagnerio vaidmuo, nu, nepakeičiamas žaidėjas, bet nežinau, labai įdomu pamatyti Gordy Herbertą klubiniam krepšinė. Aš manau, kad jisai gali maks iki kokios 12 vietos užkilti sezono metu, jeigu jisai kaip nors sugebės tą komandą sulipdyti gerai ir kad jinai funkcionuotų. Šiaip žais naujoje arenai Bayernas, Audi Dome, ar nežinau kaip vadinsis, ir berods ant LED ekrano grindų parketo. Irgi kažkas naujo. Panathinaikosas irgi tokią naujovę implementuos į savo areną ir žaidimą, bet apie tai pakalbėsim vėliau dar. Tai pas mane Bayernas 14 vietoj. Ir manau, kad čia nelabai daugiau ką yra pridurt. Tokia šiek tiek stipresnė, šiek tiek silpnesnė vidutiniokė, bet stipresnė už silpniausias komandas. Tai 13 vietoj pas mane. Čia gali jau šiek tiek išsiskirti nuomonę, pas mane Baskonija. Baskonija Lygiai šiek tas tiek pats ir pas mane. O, tai labai gerai. Irgi stipri vidutiniokė, gal nestipri, bet pernai pateko į atkrintamąsias, turėjo labai gerą pirmą sezono pusę, kur labai toli atitrūko nuo varžovų, bet ir gerai užbaigė sezoną, turėjo tą proveržio sezoną. Tadas Sedekerskis, Čimamonekė šį sezoną irgi intriguojanti komanda. Pablo Laso stos prie vairo, bet čia ne tas Pablo Laso, kur stoja prie Realo vairo, kur pilna žvaigždžių, bet aš manau, kad jis pagrindinis vedlys šios komandos bus Markusas Howardas. Man net sunku įsivaizduoti, kiek jisai metimų per rungtynes atliks prie Pablo Laso. Manau, kad 15-20 metimų čia bus įprasta tikriausiai, kai jisai bus aikštelėje. Tai aš nelabai pavydžiu kitiem žaidėjim. Tas pats Timotė Kabaro irgi toks keistesnis papildymas, bet man iš visų keisčiausias tai turbūt ir netikėčiausias buvo Donta Hallas. Donta Hallas Baskonijoje man labai keistai atrodo. Aišku, viskas galbūt veiks, bet Donta Hallas dažniausiai aliupus gaudo. Markusas Howardas, jeigu jis bus pagrindinis žaidėjas, niekada negarsėjo rezultatyviais perdavimais. Tai nežinau, keista bus, kaip funkcionuos. Gal turi ką pridėti apie Baskoniją? Kaip ir viską pasakei, mes visada nurašom Baskonijos komandą. Aš pastebėjau, kad anksčiau dėdami ten 16-15 vietą, bet jinai pastoviai kaunasi dėl atkrintamųjų, kad ir kokios sudėties, kad ir kas treneris bebūtų dabar Laso. Aš nepasakyčiau, kad mane Laso įtikino Bayerne ir tik realiai jisai parodė, kad gali būti geras treneris, tai sunku dar sakyti, bet Monekė turbūt bus didžiausia žvaigždė, aplink kurį ir suksis žaidimas. O įsijungtum Baskonijos rungtynės šį sezoną? Nes praeitą sezoną aš įsijungdavau vien dėl to, kad galėčiau pamatyti tokį gražų poliminį chaosišką žaidimą. Šį sezoną, manau, irgi galima bus pamatyti kažką panašaus. Tikrai negynybinė komanda. Tai niekada tokia ir nebuvo. O 12 vieta, ir čia labai ilgai galvojau, keičiau, bet pas mane 12 vietoje yra Kauno Žalgiris. Andrėja Trinkieri, vyrukai. Na, apie Žalgirį jau visus naujokus tikrai daug kalbėjom.
galim tada aptarti, ką matėm per draugiškas ir pirmasis LKL rungtynes, kas tau paliko įspūdį, kokie žaidėjai, koks žaidimo braižas pačios komandos ir ko tikiesi naujajame sezone. Mano sąraše Žalgiris irgi 12 vietoj, dėliojau, čia bandžiau visai kaip sudėliot, bet akivaizdu, kad ir manau labai realu, kad vėl sezono pabaigoje skaičiuosim tikimybės, kokie Žalgiriui šansai pakliūti į atkrintamasis ir Žalgiris nepaklius turbūt. O kalbant apie Žalgirį, pirmasis rungtynes LKL, šiaip mane nustebino labai Sirvydis, kokį jis vaidmenį turi ir kaip puolime dažnai įtraukiamas yra. Brady Menekas irgi turėjo labai nemažą vaidmenį ir manau, kad šį sezoną atrinkieriai dar labiau išnaudos. Aišku, smagu, kad Volisas jau sugrįžo, 13 taškų prieš Nevėžį, sakyčiau, neblogas debiutas, bet man dar asmeniškai Žalgiris neatrodo susižaidęs ir šiandien rungtynėse su Barcelona prognozuočiau pralaimėjimą, bet sakau, mane labiausiai stebina Sirvydis. Brazdeikis kol kas dar irgi nerodo savo didžiausio potencialo, bet aš laukčiau daugiau iš Aleno Smailagičiaus, brangiausio Žalgirio žaidėjo, kuris kol kas tikrai neatrodo kaip lyderis, bet manau, kad jisai galėtų tokiu būti. Kas tau asmeniškai įstrigo, ką dar galėtum pridurti prie šito Pritariu Žalgirio? dėl Smailagičiaus, man buvo labai keista, kad jis būtent yra brangiausias komandos žaidėjas ir kad tiek uždirba. Tai Partizanė buvo atsarginis labiau krepšininkas, bet kol kas Šmitų jo nepavadinsi ir nieko panašaus. Kaip ir sakai, smagu dėl Sirvydžio, kad jis tikrai turi didelę rolę Eurolygoje. Manau, akivaizdu, kad nefigūruos ten Lukas Lekavičius ir daugiau žais nebent LKL gretose. Nu, man trūksta priekinėje linija, kaip ir anksčiau sakiau, kažkokio rimtesnio kūno. Bryantas Dunstonas man nėra kažkoks upgrade'as nuo Kevariuso Heiso. Dabar Brady Menekas iškritęs, tai iš vis sunku pasakyti, kaip prieš tą Barceloną šį vakarą atrodys Kauno Žalgiris, bet tai Ronus Volsas labai smagu, kad atsigavo ir tikrai matosi potencialą žaidėjo, kad gali tapti lyderiu, tai manau toks ir tas Žalgirio vertinimas būtų. Kokį rezultatą prognozuoji šį vakarą? Kiek minus, kiek plus? -8. Aš lygiai tiek pat norėjau sakyti, bet kadangi, pasakysiu tada -9, manau, kad bus daugiau tada. Barcelona yra Barcelona, nelabai Žalgiris turi šansų lygintis, tuo labiau, kad dar nelabai susižaidė tarpusavį, tai bet matysim, tikrai už Žalgirį sirgsim bet kokiu atveju. 11 vietoj pas mane yra Bolonijos Virtus. Irgi komanda krintamųjų slenksčio, bet čia 11-9 vieta tarpusavį labai, manau, galėtų keitaliotis. Matau iš Vainiaus veido, kad jisai tikrai neturi Bolonijos 11 vietoj. Aš asmeniškai netikiu Bolonija, pernai buvo itin sėkmingas sezonas, tiesiog pirmoji sezono pusėje Bolonija labai gerai atrodė. Antrą vietą, man atrodo, įpusėjus sezonui turėjo, pasipildė Vilu Klaiburnu, tai tikrai priekinė linija atrodo įspūdingai. Vilas Klaiburnas, Tornikė Šengelė, Ante Zizičius, tas pats Aizė Kordinė, kuris turėjo gerą Paryžiaus olimpinių žaidynių finišą, gerai atrodė, bet visi kiti veteranai, Marko Belnelė, Danielis Haketas, yra ir kitų žaidėjų, bet aš asmeniškai Boloniją nelabai tikiu, nelabai man ir patinka žiūrėti Boloniją, bet matysim. Gal dabar, kai žiūriu, gal šiek tiek per žemai įvertinau, bet kažkur plius minus ant kritamųjų slenksčio tikrai ne aukščiau.
Jo, man irgi buvo labai sunku sudėlioti šitas komandas, bet Bolonija pas mane atsidūrė 10 vietoj. Em, aš sakyčiau, kad jinai sustiprėjus nuo praėjusią sezoną ir mes matysim dar geresnį, manau, Kortinėje. Mes matysim Vilą Klaiburną, kuris turėtų būti lyderis ir dar geriau žais negu Efice, nes čia jau bus toks, sakyčiau, nu, pagrindinis tas žaidėjas perimetre. Tornikė Šengelija judėjo pernai labai gerai. Dar nematėm tokio įsibėgėjusio Antežičiaus, bet irgi turi labai daug potencialo kroatas. Tokioj Bolonijos komandai tą turiu omeny. Yra tų kitų neblogų potencialų turinčių naujokų, tai aš Boloniją matau 10 vietoj. Vargu ar taip nustebins kaip pernai praėjusiame sezone, bet tikiu šią komandą. Ir 11 pas mane yra Cervena Zvezda. E, Pirmoji iš Belgrado komandų pas tave turbūt yra 10 vietoj jinai. Turbūt didžiausias vasaros perėjimas ir papildymas tai Cody Miller McIntyre, atvykęs iš Baskonijos ir čia turbūt bus lyderiu. Taip pat Aizėja Kenas iš Olimpiakoso, bet nežinau, ar tai yra labai kažkoks elitinis krepšininkas šiuo metu. Lieka ir Rokas Giedraitis. Manau, labai geras papildymas yra Nikola Kaliničius, kuris tikrai pridės gynybos. Ir vien dėl to matyčiau šitą komandą sėkmingiau žaidžiančią nei pernai. Bet ar kažkoks tobulėjimas matosi, tai nepasakyčiau, kad labai didelis ir dėl to 11 vieta. Mano pirmoji įkrintamųjų komanda ir Cervena Zvezda, apie kurią ką tik kalbėjai, tikrai turi gerą, manau, kad geresnė nei vidutinė gynėjų linija, kaip minėjai, Cody Milleris, McIntyre'as, Aizėja Keinanas, Teodosičius, Nedovičius, Jagodas Santošas. Irgi puolėjų grandyje irgi yra stiprų žaidėjų. Kaliničius, Dobričius, Maikas Daumas iš Efeso papildė. Tai aš sakyčiau, jo bus panašus likimas kaip Maiko Taubi. Nieko ypatingo, nieko išskirtinio. Tai apie Zvezdą tiek. Manau, kad tikrai disponuoja nemažais pinigais, tai minimum įkrintamosios būtų bent jau netoks didelis nusivylimas kaip pernai. Tai apie Zvezdą tiek 9 vietoj. Manau, kad jeigu šį sezoną nepaklius į minimum įkrintamasis, tai reiks sprogdinti komandą, tada visiškai trenerį atleisti, bet akivaizdu, kad komandos vadovas ir treneris yra gerai sutarantis draugai. Kalbu apie Emporio Armani, EA7 Milan. Nežinau, man šitą komandą, aš kaip ir kalbėjau, tarp sezono metu, kai mes darėm podcastą, yra kažkoks nesusipratimas. Gynėjų nei vieno gero neturi. Galbūt Leandro Balmaro Armani Brooks. Gal toksai šiek tiek geresnis variantas, bet šita komanda tik priekinė linija gali kažką padaryti, kur yra Mirotičius, Shieldsas, Zach Lydey, Josh Nivų. Ir labai keistas papildymas, turbūt vienas keisčiausių šį tarp sezonį. Fabianas Koseras iš Realo ateina į Milaną. Man labai keistas šis perėjimas, 36-7 metų veteranas. Nežinau, kam reikalingas jisai Milanui. Gali mest tritaškį, gal šiaip jam reikia vyresnių žaidėjų, bet man Milanas labai keista komanda atrodo. Ant popieriaus atrodo, kad tikrai negalėtų susižaisti, bet aš vis tiek manau, kad Milanas į 9 vietoj pas mane sąraše minimum įkrintamosiose turėtų būti. Vis tiek dideli pinigai, geri žaidėjai. 3 sezoną paeiliui toks krachas, jeigu būtų, tai čia būtų tikrai nepriimtina. Milanas ir pas mane 9 vietoj, mes čia labai vienodai einam. Turbūt viską išvardinai, aš jau ir tarp sezonų sakiau, kad nuo padi komanda turėtų būti, kurios, sakyčiau, stiprybė yra
akivaizdžiai priekinė linija, bet tikrai elitinė, reikia pripažinti. Džošas Nybau, Nikola Mirotičius, Zekas Lydiai, nu labai geri papildymai. Fabianas Koseras irgi nesuprantu, ką iš čia veikia. Aš sakyčiau, kad iš gynėjų linijos tai Dimitrijevičius gali iššaut. Iš esmės tai tiek Milanas, nu, vėl gali, nenustepčiau, kad būtų nusivylimu, bet gali ir kažkiek iššaut, turbūt patekti ir į tas pačias atkrintamasis irgi nebūtų labai didelė nuostaba. 8 vieta, manau, irgi sutaps, tai yra Belgrado Partizan. Na, visiškai vienodai per kelias komandas skiriasi, ne taip jau ir įdomu, ne tiek daug ir diskusijos mes čia turim, bet Partizanas iš pamatų atnaujino savo visą komandą. Labai daug naujų žaidėjų tiek iš NBA, tiek jau žaidusi Eurolygoje. Justinai pats darai video, pačiam Karlikas Džonsas labai patinka. Tai gal tu ir pristatyk tą Partizanų sudėtį. Nu, Partizanas atėjantį sezoną bus viena iš mano mėgstamiausių komandų ir tikrai, kai galėsiu, įsijungsiu tas rungtynės. Kaip ir minėjai, visiškai nuo pagrindų atnaujinta komanda. Ko gero labiausiai džiaugiuosi dėl Karliko Džonso, kai dar nuo pasaulio čempionato sužinojau apie šį žaidėją ir jis man iš karto krito į akis. Tas jo toks staigumas, vikrumas, taškų pelnimo menas, gebėjimas matyti aikštelę, universalumas. Tai jau dariau video apie Karliką Džonsą. Turbūt vienas mėgstamiausių ir mano Eurolygos žaidėjų. Taip pat labai mane intriguoja Tyrikas Džonsas, Brandonas Deivisas, puolėjų grandyje Aizekas Bonga, Aleksejus Pokuševskis iš NBA sugrįžęs. Ir man šita komanda tikrai atrodo labai tokia stipri gynybiškai. Lundbergas, Nelikina, tokie tikrai agresyvūs, pikti žaidėjai, kurie gali užsikurti ir aš manau, kad jie tikrai užsikurs Štark arenoje ir dar kai prie vairo sėdi Željko Obradovičius, tai čia yra tikrai kažkas neįtikėtino ir aš manau, kad Partizanas gali eiti labai toli kitą sezoną. Iš kitos pusės gali šitą komandą nesusiklijuoti. Aišku, ten yra tie žaidėjai, kurie taškus pelnys, bet gali tarpusavyje nesusiklijuoti ir ypač, gal sakyčiau, centrų grandyje, nežinau, Deivisas pastaraisiais metais neatrodo kaip apskritai po Žalgirio išėjimo Deivisas nebebuvo toks, kaip buvo kažkada Kaune, kai žaidė, bet vis tiek man Partizanas patinka. Aš į 8 vietą dėjau Partizaną ir manau, kad jis gal net galėtų ir šitos lūkesčius dar labiau įveikti ir manau, kad gali netgi dar aukščiau būti, bet aš nuo to tik laimingesnis būsiu. Manau, galim pereiti prie top 7, 7 magiška vieta, magiškas skaičius. Pas mane yra Barcelona. Pas tave... Pas mane yra Monako. Monako. Pirmas toks didesnis nesutapimas, aš Monako dėjau šiek tiek aukščiau. Bet nuo Barsos pradėti. Jo, nuo Barsos galim pradėti. Labai, pirmą noriu pasakyti, kad labai keistas trenerio pasirinkimas. Nežinau, man Juanas Penieroja nėra tas treneris, kuris galėtų tokią grandišką ekipą valdyti. Bet aišku, Panteris vienas didžiausių pasirašymų šią vasarą. Jis jau buvo siejamas su Barcelona prieš metus, kai buvo laisvasis agentas ir rinkosi tarp Partizano ir Barcelonos, bet akivaizdu, kad pirmasis pasirinkimas likti Partizane nebuvo toksai, kokio jisai tikėjosi, ko gero. Ir ta Barcelonai visą laiką turbūt buvo jo pasąmonė ir galiausiai jį priviliojo. Bet išlieka vis tiek jau tokie, galima sakyti, veteranai, žaidėjai, kuriems treneris jau nebe tokią rolę gal turi
Tai Kevinas Panteris, Satoranski, Laprovitola, Abrinesas, Veseli, Hernangomesas, visi šie žaidėjai yra apie 30 metų arba daugiau. Jusufa Falas pasipildė Čimezi metu, atėjo į Barceloną. Tai tikrai yra tokių ypatingų žaidėjų ir manau, kad Barsa 7 vietoje arba aukščiau tikrai galėtų būti. Bus įdomu pamatyti, kaip Barsa funkcionuos. Ir jau šį vakar galėsim išvyst Barceloną Kaune ir aš kaip ir sakiau, manau, kad Žalgiris pralaimės 9 arba daugiau taškų. Dėja. Jo, Barsas turbūt minusas tiek praeitą sezoną, tiek šį, manau, bus treneris. Priekinė linija, elitinė. Pernai Jabari Parkeris visus stebino ir manau šiemet lygiai taip pat bus vienas komandos lyderių, kaip ir pats sakei, Čimizė metu. Mums turbūt su savim legendinis, puikiai žinomas. Net neturiu ką pridėti, tiesiog viskas vardinai, išpyliai ir Barcelona pas mane yra 6 vietoje. Šeštoje pas tave kas yra? O 7 tavo Monako? Monako, taip, galim tada Monako. Dar tavo kurioj Monako yra? 4. Oho. Aš tai manau, Maikas Džeimsas tiesiog bus reguliariame sezone. Pradžioj dabar visi žinom, kad traumuotas, bet aš manau, kad jisai net nebus labai motyvuotas sezono metu. Nes laimėjo jau MVP. Jo, ir palikęs Lloydas, man Kalatesas, prastesnis žaidėjas atrodo šiaip, jeigu Lloydas, taip įsivaizduokim, be traumų būtų. Aišku, yra Okobo dabar, manau, šiuo metu tai bus visiškas lyderis, kai nėra nei Kalateso, nei Jameso. Fantasy, kas žaidžia, patarčiau visai įsimest. Korkmasas papildė komandą iš tokių rimtesnių. Papajanis, nežinau, ar labai kažką pridės, nes norėjusi šiek tiek panašesnio gal centro į Dontą Holą. Iš esmės, tai sakau, labai viskas priklausys nuo Maiko Džeimso, kaip ir visada šitoj komandai, kiek jisai bus motyvuotas. Aš manau, kad gal nebus visiškai, dėl to 7 vietoj. Jo, pernai Monake stebino Maikas Džeimsas, nes prisimenam dar 2 sezonus prieš tai, kaip Maikas Džeimsas atrodo sezono metu visiškai toks per daug atsipalaidavęs, toks nerūpestingas, čia laimėsim, pralaimėsim, nesvarbu, svarbu į atkrintamasis pakliūto, ten iš kurios vietos pozicijos visiškai nesvarbu, tai jo, aš dabar irgi, kai galvoju, manau, Maikas Džeimsas gavęs tą statulėlę į savo kaip ir karjeros rinkinį tų visų pasiekimų, tai jis, manau, dabar jau tikrai bus nusiraminęs jam, bet iš kitos pusės, ko jisai neturi, kaip vienas geriausių visų laikų Eurolygos žaidėjų, rezultatyviausias ir vienas naudingiausių, tai jis neturi Eurolygos titulo. Tai iš kitos pusės jis dar nebus, gal jisai bus dar motyvuotas, bet jis pats sakė, kad čia jau bus paskutinis jo kontraktas ir jei neklystų 3 metų liktais kontraktas, tai jau Maikas Džeimsas pats sakė, baigs karjerą po šito, kai šitas kontraktas baigsis. Tai aš Monaką dėjau 4 vietą vien dėl to, kad aš gal po to pasakysiu, einam prie 6 vietos, pas mane yra Stambulo, Anadolu, Efes. Pas mane Efesas 5 vietoje, 6 Barsa. Čia gal kiek drąsesnį norėjau tokį šaut, tai įmečiau Efesą į 5 vietą. Man patinka Jordanas Nuora atvykęs į komandą, bus tikrai rimta paspirtis ir rimtas žaidėjas Europoje. Labai priklausys viskas, kokia Larkino forma bus sezono metu, pernai jis labai gerai žaidė. Manau, Derisas Thompsonas dės žingsnį į priekį antrame sezone ir nebus toks nusivylimas kaip praėjusiame.
Rolandas Šmits, prisimenam, Žalgirį tikrai lyderis buvo ir FS, manau, irgi turės vieno pagrindinių priekinės linijos žaidėjų vietą. Ir Vensanas Poirė, vienas brangiausių komandos krepšininkų, realiai jisai buvo atsarginis, dažniausiai pakeisdavo Valterį Tavaresą, bet dabar tai, manau, bus visiška komandos žvaigždė ir priekinės linijos lyderis šalia Oturų, tai labai viskas gražiai atrodo ir dėl to 5 vieta. Taip, pritariu. Aš manau, artėjantį sezoną Poirė bus vienas geriausių centrų visoje Eurolygoje. Aišku, labai, kaip ir minėjai, nuo Larkino viskas priklauso. Man atrodo, šiuo metu Larkinas brangiausias Eurolygos žaidėjas, bet su traumom pastaraisiais sezonais vis būdavo, kad iškrisdo, tai vėl žaisdavo, tai sakydavo, kad nežais, tai po to vis tiek žaidžia. Labai įdomu pamatyti bus naujus puolėjus, tai kaip ir minėjai, tą patį Novorą, Jordan Novorą, Stanley Johnsonas irgi vienas iš labiau intriguojančių papildymų. Šmitas man asmeniškai nelabai patinka FS, aš nematau didelio vaidmens ir kad jisai būtų sėkmingas, bet matyt buvo geras kontraktas. Tai vien tik tai dėl to jisai ten atvyko ir manau, kad FS tikrai turi daugiau šansų laimėti Eurolygą nei tas pats Žalgiris, jeigu jisai to nori. Aišku, ten Stambulė nelabai yra kur pažvėjot, nebent nuo kokio Stambulo tilto užmest meškerę į Bosforo sąsiaurį, ar kad ir koks ten tas išplaukti į jūrą, pažvėjot nebent tiek, bet tikrai su meškerėlė, su plūdė, ant slieko, ant kukurūzo, ant batono nepažvėjosi. Tai FS pas mane 6 vietoje, 5 vietoje viename iš vasaros tinklalaidžių sakiau, kad Realas neturės namų aikštelės pranašumo atkrintamosiuose, tai pas mane Realas 5 vietoje. Tai vien dėl to mano sąrašas toks išsikraipęs, bet Realas man asmeniškai po praeito sezono tikrai susilpnėjo, žinoma, išliko ten tas pats aikštelės generolas Campazzo, liko vieni geriausių Eurolygos puolėjų Hezonja ir Musa, tas pats Tavarešas liko, bet papildė komandą Ibaka, Garuba, Andre Felizas, nežinau, ko tikėtis iš jo, Javier Rathan Maesas irgi naujas veidas, bet šiaip komanda priklauso nuo 5 žaidėjų maždaug ir kiti papildymai neaišku, kaip atrodys, bet didelė netektis buvo Geršono Jabuselės, kuris turėjo puikias olimpinės žaidynės. Jis dabar jau yra savo piko metuose arba artėja prie jų tikrai. Tai Jabuselės netektis, manau, tikrai atsilieps. Tas pats Poirė išvykimas atėjo į Baką, manau, čia nelabai didelis praradimas, nes jisai gynybai tiesiog galės daugiau turėti didesnį vaidmenį, kai Tavaresas sės ant suolo, tai nesusilpnės gynyba, bet tas pats yra Dekas. Tai aš manau, Realas tikrai bus aukštai, bet kaip ir minėjau, drąsų spėjimą teko padaryti ir manau, kad Realas 5 vietoje bus artėjantį sezoną. Kaip ir viską išvardinai, bet aš paminėčiau patirtį. Karališkasis klubas tikrai turi jau sukaupęs ir tos daug patirties finalo ketvirtuose ir laimėjęs jau tą finalą Kaune, atsimenam, ten išsikapstęs prieš Olympiakosą, tai trūkstas dar vienas, sakyčiau, geresnio gynėjo, bet iš esmės, kai yra Musa, kai yra Campazzo, Hezonja, tokie žaidėjai tikrai elitiniai vienoj komandoj, manau, Realas tiesiog vis tiek bus tarp top 4 komandų, aš turiu į 4 vietoj reguliariajame sezone, tu 5. Galim tada įdėti prie top 3 ir... Aš dar trumpai apie Realą, bet komanda baigė karjerą Sergio Rodrigesas ir Rudy Fernandesas, tai ta patirtis kaip ir
Kiti žaidėjai turi jos, bet ne tiek, kiek turėjo tie žaidėjai. Ir sunkiausiais momentais aš prisimenu, kaip patraukdo Sergio Rodriguez'as, Rudy Fernandeso vienas kitas tritaškis. Tai aš matau scenarijų karts nuo karto, kai Realas šiek tiek palūžta, bet yra dar tas pats Sergio Julas, jisai turbūt dabar vienas vyriausių žaidėjų vakar. Tai tiek norėjau pridėti, judam prie top 3. Top 3 pas mane gal kiek kontroversiška, bet jeigu kalbant apie reguliarųjį sezoną, Atėnų Panathinaikos. Justino palaikoma, mėgiama komanda, nors gal jam ir Oly patinka, jau dabar ir nelabai suprasi. Abi. Tai vienu žodžiu, PAO nėra ta komanda, manau, kuri norėtų labai stengtis žaisti dėl ten pirmos vietos reguliariajam sezone. Man atrodo, tai vis tiek labiau komanda, kuri tiesiog telsis į atkrintamasis ir tos visos komandos žvaigždės, kaip Kendrikas Nanas, manau, atsiskleis labiausiai būtent svarbiausių metu. Smagu, kad Grigonis atrodo, kad vis dar turi rolę net ir tarp tiek žvaigždžių ir yra svarbus komandos žaidėjas. O šiaip tai, ką sudėtis nelabai pasikeitė, tiesiog atvyko dar solidus papildymai. Tai Lorenzo Braunas pakeitęs Luką Vildozą, atvyksta Sedi Osmanas, bus labai solidus Eurolygoje, tikrai aišku priklausys, kaip jisai pristaikys prie žaidimo tokioje komandoje. Na, pažiūrėsim, ką Fančia Gomisas duos antrajame sezone, gal pagaliau šiek tiek ir jis išaus į priekį ir sudaryta konkurencija Lesorui. Tai Jurcevenas, dar vienas turkas iš NBA papildęs, na, tikras turkų desantas atvyko šią vasarą į Eurolygą, bet turime ir turką trenerį, tai tikrai, manau, susikalbės ir atskleis tuos turkus Atamanas, bet sakau, dėl tos motivacijos gal aš jų nematau laiminčių to Eurolygos sezono, reguliaraus sezono, bet šiaip tai tos 3 komandos visos labai gražiai atrodo ir manau, visko čia gali būti. Nu, aš nepritariu šiek tiek dėl Mariaus Grigonio, jis tikrai turės mažesnį vaidmenį. Tu sakei, kad atrodo kol kas, kad jis vis dar turi neblogą vaidmenį, bet jisai, jeigu kalbant apie Super taurę Graikijos, tai jisai ten žaidė ir buvo rezultatyvus vien dėl to, kad nežaidė Čedi Osmanas, kuris turbūt pagrindinis jo konkurentas bus, bet Grigonis vis tiek, ar Gino Atamano bus leidžiamas į aikštę dėl gynybinių sugebėjimų pagrinde, tai aš manau, kad viskas bus gerai. Dėl Mariaus 20 minučių tikrai turėtų jisai vidurkį išlaikyti arba arti 20, bet dėl 3 vietos pas mane Panathinaikosas 1 vietoj, aš nežinau, kodėl dėjau jį taip aukštai. Pernai PAO buvo 2 reguliariajame sezone. Aš manau, kad motivacijos šis klubas nestokoja, ypač kai žaidžia namuose, tai tikrai nenori pralaimėti prie savų sirgalių. Ir namuose, manau, Panathinaikosas pralaimės tik kokį 1-2 kartus, bus sunkiai įveikiamas. Išvykose vis tiek, manau, stengsis, jie supranta, kad kuo aukštesnė vieta užims, tuo silpnesnį varžovą tikėtina gaus atkrintamosiose ir aš manau, kad tikrai jie motivacijos nestokos. Milžiniškas biudžetas 35 milijonai vien žaidėjų algoms ir treneriams 2 daugiau nei Žalgirio visas biudžetas sudėjus. Tai tikrai įspūdinga, kokią komandą surinko PAO. Aš nežinau, kas gali mesti iššūkį PAO. Jeigu vienos rungtynės, tai gali Oly, Fenerbahčė, Realas gal šiek tiek pasipriešinti, bet šiaip Žalgiris. Žalys, pernai įveikė, tai mes kaip ir stipresni už Eurolygos čempionus. Namuose nebent mes galėtume įveikti, bet išvyko dabar atnaujintą Olaką. Aš nežinau, Janakopulas merkė pinigus kaip į krosnį, tiesiog sušiupelė. Tai, PAO pas mane 1 vietoj, pas tave 3, tikrai turės namų aikštelės pranašumą atkrintamosiose. Mano 3 vietoje yra Olympiakosas. Aš manau, kad
nors ir tikrai stipri komanda, viena stipriausia Eurolygoje, man patinkanti, bet aš manau, kad dar prireiks šiek tiek laiko susižaisti. Aišku, grįžta visi buvę vos ne žaidėjai į Olimpiakosą, pažįstantis tas schemas Dorsi, Vezenkovas, jie žino, kaip maždaug pas Barcoką reikia žaisti. Fornie galbūt reikėjo šiek tiek daugiau laiko pristaikyti, jam ir Graikijos toj super tauriai buvo sunkiau. Ir aš manau, kad Fornie bus stiprus vidutiniokas, tikrai galintis patraukti Olimpiakose. Tai manau, Olimpiakos šiek tiek prireiks laiko ir ten tarp tų pirmų 3 komandų bus vienu maks 5 rungtynių skirtumas, tikrai nedaugiau, 2-3 rungtynės, kurios galėtų pakeisti tą visą top 3 pozicijas. Antroje vietoje turiu Fenerbahčę. Šarūnas Jasikevičius nekartą parodė, kad kai tarp sezonis būna jo, kai jisai gali išsirinkti žaidėjus, kurie jam patinka, tai toj pačioj Barcelonai visus metus turėjo namų aikštelės pranašumą ir Šaras, manau, kad tikrai surinko gerą komandą šį tarp sezonį, vienas stipriausių Eurolygo. Tai pas mane irgi Feneris antroje vietoje, tiesiog pas mus susikeitė pirma ir trečia. Labai bus įdomu žiūrėti, kaip Baldvinas su Jasikevičium, būtent kaip Jasikevičius Baldviną išnaudos ir kokia jo bus rolė komandoje. Yra ir likusių žaidėjų, gal ta priekinė linija tokia šiek tiek silpnesnė vieta. Birčas pakeitė Šamaničių labai neseniai prieš pat sezoną. Tai, bet iš esmės, kaip ir sakei, solidu ir Bonzi Kolsono pasirašymas man labai patinka. Yra ir likusių komandoje žaidėjų, tai Nigelis Hayes Davisas tas pats, atvyko Nikola Meli, tikrai elitinis dar vis krepšininkas. Tai antra vieta ir pas mane, dar grįžtant trumpai prie Olimpiakoso, tai Saša Vezenkovas, turbūt būsimas MVP, arba ne, bet grįžo Justino mėgstamiausias krepšininkas Eurolygos, tai dėl to būtent pasirinkau pirmoje vietoje, taip pat Barcokas, mano nuomonė, geriausias Eurolygos treneris. Ir be abejo ir kiti žaidėjai, kaip Tomasas Volkupas, jau kelis sezonus žaidžiantis Olį. Aišku, gal ta gynėjų linija nėra tokia įspūdinga kaip Panathinaikos ar Fenerbahčė, bet turi savų pliusų Olį. Evanu Fournier aš gal nėra, kad labai tikėčiau, bet manau viskas bus gerai ir pirma vieta būtent jam paskirta. Ir dar pabaigai, Justinai, kas tas taps MVP? Čia tai jau netikėtas klausimas. Aš manau, kad MVP galėtų tapti tas žaidėjas, kuris, aišku, laiminčios komandos, tai manau, kad iš PAO, Fenerio, Olį arba Monako. Aš gal spėčiau, kad Nigelis Hayes Davisas taps MVP. Toks MVP, kuris niekada nebuvo tam... Drąsu. 50 taškų suvertęs praėjusiame sezone. Aš einu taip atsargiai, saugiai ir Saša Vezenkovą sakau, kad taps MVP. Ir dar klausimas, kas laimės Eurolygą? Bendrai vis. Visą Eurolygą norėčiau tikėti, kad Fenerbahčė, bet manau, kad Eurolygą laimės, manau, kad Panathinaikosas pakartos ir 2 metus iš eilės laimės. Aš šaunu drąsiai ir sakau Madrido Realas. Tokias reakcijas iš kolegos, bet reikia kažką paimprovizuoti. Tai finalo ketvirtas, žinai, vienos rungtynės, panašiai ateis Julas ir baigs balius. Palauk, dar gal nepateks Realas. Realas net neturi įdomų aikštelės pranašumą, bet vis tiek mano sąraše. Bet aš manau, kad finalo ketvirtą tai tikrai bus. O aišku jau, kur bus finalo ketvirtas? Ten Dubajų, Abu Dabi kažkur. Man atrodo, nėra aišku. Turėjo būti Barsai, bet nebus. Bus, man atrodo, arba
Dubajus arba Belgradas. Jo, jo. Nu, Taip. matysim. Labai intriguojantis sezonas. Šį vakar teks įsijungti Žalgiriuką. Šiaip pirmas turas, bet jau tas visas kalendorius blogas, 6 rungtynės per vieną dieną. Nu, kas čia per nesąmonė? Nu. Bet ką jau padarys tokia ta Eurolyga, mes tikrai susinužėsim, viskas prasideda nuo Albos ir Panathinaikos, labai įdomių rungtynių, Pirmoji paskutinė bet komanda. paskui seka Žalgiris, tai tikrai ir įdomu bus pažiūrėti, kaip komandos atrodys sezono pradžioje. Toks tas neekspert podcastas, Justinas jau braukė ašarą. Ačiū visiems, kas klausot, kas žiūrit, jau virš 130 subscriberių mūsų kanale, tai ačiū tiems, kurie palaiko. Su jumis buvau aš, Vainis, Justinas, ačiū ir iki.